Dėl mitybos subalansavimo angliavandeniai ir baltymai nevartojami kartu, o tas principas, o mitybos piramidė sako ir to reikia, ar ne? Tai, brangieji, ir to organizmui reikia, bet kartu juos tuo pačiu metu į skrandį leisti tikrai nevertėtų, nes angliavandeniai išsišaukia šarminius virškinimo fermentus, o baltymai išsišaukia rūgštinius. Šarmas plus rūgštis, neutralizacija, lieka druska kaip neaktyvi nuosėda ir vanduo. Ir tada vandenyje viskas, o virškintis nesivirškia. Ir va šitą procesą mes sukam ir tada visa tai pūva, rūgsta ir labai rūgština organizmą. Todėl atskirkit pagrindinius produktus, angliavandenius ir baltymus. Tai bendrai rekomenduojama daugiau baltymų valgyti, kadangi tai yra ląstelės pagrindinė statybinė medžiaga, o angliavandenių perteklius visada virsta riebalais organizme. Tai yra pertekliniai riebalai. Ir jeigu mes daugiau duosim angliavandenių, tuo momentu bus pliūpsnis energijos, bus cukraus kiekis kraujyje didesnis, energingumas didesnis, bet tai po to tas perteklius, jeigu nesunaudojam, tokiu atveju iš karto virsta riebalais. Ir tada organizmas reikalauja vėl angliavandenių kaip energijos šaltinio, o riebalai stovi. Tai reikia užvest ketozės procesą. Ketozė tai yra riebalų atgal perdirbimas į angliavandenius ir sunaudojimas kaip energijai organizmui, kaip energijos šaltinis. Tai šitas daroma tada, kada neduodam angliavandenių ir duodam riebalų ir baltymų ląstelėms pilnai. Ir tada organizmas neturi kur dingti, jisai pradeda atgal transformuoti riebalus į angliavandenius. Tada riebaliniai sluoksniai visi šitie pradeda eikvotis pamažu ir viskas. Tai angliavandeniai. Su žalia valgyse tai ketozė pakankamai sunku. Viskas įmanoma. Jeigu tu pasakei sunku, tai bus tavo tiesa. Su žalia valgystė ta pati ketozė puikiausiai padaroma. Nefilosofuokim, yra sočiai ir receptų, ir produktų, ir visko. Jeigu tu pasidomėsi, tikrai rasi. Tai aš galiu pasiūlyti jums šitoj vietoj svetainę internete, kuri vadinasi neskaičiuoju kalorijų.lt. Ir ten yra Linas Barauskas, kuris labai giliai šitą dalyką išstudijavęs, per save perleidęs pilnai, ir jisai duoda ir receptų, ir visą sistemą pilnai. Pasidomėkit tuo, tai tikrai veikia. Kiek aš bent jau naudojau, patikrinau, tai veikia. Tai šito klausimų tiek.